Sveiki, noriu parodyti, kaip naudotis BNI Business Builder programėlę ir joje peržiūrėti mokymus. Tai pirmiausia, atsisiųskite į savo telefoną BNI Business Builder appsą ir baltą tokį, ant jo paspaudę mes galime matyti daug dalykų. Pirmiausia, kairėje pusėje viršuje, ant 3 brūkšnelių šalia namelio užėję mes matom savo profilį. Kadangi noriu kalbėti apie mokymus, tai susirandu būtent BNI Business Builder Training, išsiskleidžia visas meniu ir pirmiausia užeinu į My BNI Business Builder Training. Čia aš matau man priskirtus mokymus, taip pat tie, kas yra lyderystės komandoje, taip pat turi priskirtus mokymus, kuriuos privalu peržiūrėti, o taip pat šičia mes matome jau savo peržiūrėtus mokymus. Grįžtu į meniu ir dabar pasirenku Presentations. Čia atsidaro visom kalbom, tai yra lietuvių ir anglų kalba mokymai, bet jeigu paspausiu ant raudono kvadratėlio su dviem baltom rodyklėm, štai taip atsidaro toks meniu ir mes galim pasirinkti, pavyzdžiui, mokymus tik lietuvių kalba. Spaudžiu Apply ir tada man atsidaro mokymai vien tik lietuvių kalba. Užėję ant mokymų jūs galite matyti aprašymą trumpą ir details. Tai yra, ką mes čia ko galime tikėtis iš tų mokymų. Taip pat dar galime užeiti į Training Programs. Tai čia mes jau kalbos pasirinkti nebegalėsime, tiesiog viskas, kas yra sudėta. Tai čia ir lietuvių, ir žinau, kad ir anglų, ir kitomis kalbomis yra mokymai. Tai tiesiog pasižiūrėkit, galbūt atrasite tai, kas jūs domina. Kągi, linkiu atrasti įdomius mokymus, mokytis, nes mokymasis visą gyvenimą yra viena iš BNI vertybių. Iki kitų kartų. Iki.